Sveiki, laba diena, bendra taro prognozė vasario 10-16 dienai Šaulys. Pasižiūrėkime, kokia laukia Šaulio savaitė. Manau, suprantate, kad tai bendra taro prognozė ir tikrai netiks visiems Šauliams. Bet pasižiūrėkime bendrai, kokiagi savaitė, kokios nuotaikos šią savaitę, kokiagi savijauta Šaulių, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas, kokiagi staigmena, ir kokiagi naujiena. Šaulių savaitė tikrai tokia ganėtinai sudėtinga, bet tikėkime, kad vis dėlto tai bus labai mažai Šauliams tokia savaitė. Dabar tai pasižiūrėkime bendrą savaitę, kokios nuotaikos yra. Vis dėlto gali būti tokios nuotaikos, kad vis dėlto jaučiamės, kad mumis kažkas tai nori manipuliuoti ir tai būtent gali būti jūsų širdies kažkoks tai draugas, žodžiu, žmogus, kuriuo sieja jausmai. Žinot, tai ir geriausias draugas yra, mūsų sieja jausmai, suprantat. Arba vis dėlto Šauliai bando manipuliuoti savo jausmais, kad pasiektų kažką tai, ko nori gyvenime. Nors iš tikrųjų tokia savaitė, galima sakyti, jausminga, bet žiūrint visai kitas kortas, kaip sakant, jinai tikrai ganėtinai. Vis dėlto tai gali būti manipulacijų tokia savaitė. Arba mes, arba mus bando tiesiog paveikti kažkokiom tai manipulacijom. Žinot, kaip aš tave myliu, bus viskas gyvenime gerai, aš pasitaisysiu, žodžiu. Dabar kokiagi savijauta, būtent situacija yra labai įtempta, įvykiai galbūt, tokia netgi savijauta gali būti, kad atrodo įvykiai, viskas byra, viskas krenta, lėkte lekia, net laiko net neįmanoma sustabdyti, suprantat. Bet vis dėlto tai yra tokia savijauta, jinai įtempta. Galbūt laukiam kažkokių naujienų, kažkokių tai žinių, gal patys tiesiog bandom kažkokiu tai būdu bendrauti su žmonėm, ta prasme, žinot, kaip būna kažkokios situacijos, tiesiog bandom kažką tai spręsti. Tai gali būti irgi tokia savijauta, kad reikia kažką daryti, reikia. Dabar finansai, būtent finansų srityje kažkas tai netikėto pasibaigia. Tai nežinau, tai jeigu Šauliai galbūt bandė kažką, tai tiesiog, žodžiu, finansuose yra pabaiga. Jinai ganėtinai skausminga. Galbūt Šauliai patys nusprendė galbūt kažko tai nepirkti. Suprantat, nes suprato, kad negali sau leisti dėl kažkokių tai priežasčių. Nes būtent finansiniai kažkokie tai galbūt dalykai pasikeitė. Arba vis dėlto tai nėra tikėta, tai netikėta, gali būti toksai dalykas, kad jūs to nesitikėjote. Galbūt iš kažkokio žmogaus, kuriam pasitikėjote, nesitikėjot kažkokių veiksmų ir gaunas ta pabaiga tokia neskausminga. Bet iš tikrųjų, tie finansai, taip, kažkokia pabaiga, kažkas vadinasi neįvyksta arba įvyksta dėl finansų, bet tai vis dėlto skauda. Nes mes galim ir savo norų kažkokius įvykius pabaigti, kažkokius sprendimus priimti, kad mes kažko nedarome, kad ir labai norėjome ir be abejo mums skauda. Bet tai mes darom dėl savo gerovės labo, nes mes suprantam, kad galbūt jeigu neprimsime šito sprendimo, tiesiog ateityje turėsim dar didesnių problemų. Žinot, irgi, kaip sakant, labai noriu, bet suprantu, kad tai neįmanoma šiuo metu. Bet, žodžiu, kas yra šnekama dėl finansų, kažkokie skauduliai tikrai turėtų būti. Būtent asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, vis dėlto kažkokie įvykiai turėtų šią savaitę vykti ir tai yra geros galimybės. Šauliai tiesiog jie vis dėlto bando, galbūt svajoja ar planuoja, galbūt tai kelionė į užsienį, galbūt tai sužadėtinis iš užsienio, galbūt kažkas tai tiesiog
Kažkas tai gali būt su užsieniu susiję, bet jeigu ne, tai vis dėlto yra kažkokios geros perspektyvos. Vadinas, asmeniniam gyvenime vis dėlto šauliai, jie turi perspektyvas ir jos ganėtinai neblogos yra, tik be abejo reikia paskiau tas visas mūsų galimybes įgyvendinti. Kad jos yra vienas dalykas, bet viskas paskiau priklauso nuo mūsų sprendimų. O būtent darbas, darbe taipogi sužeista širdis. Tai vis dėlto finansai, darbas, kaip sakant, irgi yra įskaudinta, sužeista širdis. Tai galbūt vis dėlto be abejo šauliai tikėjosi kažkokių tai pajamų, galbūt kažkokių tai premijų, galbūt didesnio atlyginimo ir tai be abejo atsiliepia finansams, kad va būtent nėra pinigų, nėra pirkinio, tai logiška. Vis dėlto šaulių gyvenime šią savaitę kažkas yra ir susijęs su darbu. Va būtent su darbu vis dėlto kažkokios naujienos, kažkokie įvykiai, kur vis dėlto skaudina šaulius. Ir staigmena, kokiagi staigmena šaulių gyvenime. Vis dėlto jūs nustebsite, sužinoję, kad kažkas tai jums už nugaros vis dėlto rezga kažkokias tai intrigas. Galbūt kažkas tai, žinot, šičia va taip va kažkaip tokia situacija yra daugiau finansai ir darbas, taip. Tai kad galbūt netgi kažkoks tai kolega jum tiesiog už nugaros rezgė kažkokias intrigas, kad galbūt jūsų netgi darbo vietą užimtų, suprantat. Ir tai yra staigmena, nes jūs nesitikėjote, vadinasi kažkokios apkalbos. Žinot, tokia kova yra, kad bet kokią kainą aš turiu turėti tai, ko noriu, suprantat. Čia tikrai tokia kova be taisyklių. Taip pat suprantate, tokia kova be taisyklių, kad žmonės, kada nori kažko tai ir kovoja be taisyklių, tai jie imasi bet ko. Deja, tokių žmonių yra, kad jie imasi bet kokių priemonių, kad žmogų galbūt sunaikintų ir pasiimtų tai, kas jam yra reikalinga. Ir va būtent tokia naujiena, tai yra konfliktai. Vis dėlto ir ta naujiena su ta staigmena, tai vis dėlto tokie konfliktai, suprantate. Tai kad šią savaitę šauliam visiškai tokia emociškai tokia situacija ganėtinai. Ir žiūrėkit, vis dėlto dėl šitos staigmenos ir naujienos be abejo šaulys labai pergyvens. Tai yra normalu, kad galbūt kas netikėta. Ir va ta situacija tokia va, savijauta įtempta tokia, taip, galbūt laukia va kažkokių žinučių, naujienų. Be abejo, šaulys pergyvena ir atrodo nėra galbūt išeities, va, viskas blogai, bet atminkit, galimybės yra, reikia tik tai jas pamatyti, tai va būtent tai rodo ir asmeninis gyvenimas, kad jos yra, suprantat. Būtent ta nauja finansinė pradžia, nauja materiali pradžia, jinai yra, vadinasi, galima tvarkytis viską, galimybės yra, tik tai reikia svarbiausia jaustis dvasiškai stipriam. Galbūt nepasiduoti tom visom baimėm, neužsidaryti tam tokiam, žinot, depresiniam laikotarpiu, kad viskas blogai, viskas pasaulis sugriuvo. Gerai, kažkas atsitiko, paverkėte savaitę laiko, viskas, keliate subiniuką ir einate darote, nes galimybės yra. Naujų pradžių materialaus pasaulio galimybės yra. Tik tai va reikia jas, kad ta materija virstų rezultatų, reikia be abejo mūsų jėgos, reikia mūsų energijas dėti, nes jeigu mes gulėsim lovoje ir verksime, niekas mūsų gyvenime nepasikeis. Ir svarbiausia, reikia būti dvasiškai stipriam, tai va būtent pasikliauti intuiciją, savo nuožiūrą, galbūt reikia išmintingai elgtis šitoj situacijoje. Suprantat, nes kartais mūsų jėga yra ne fizinė jėga, kad aš galiu nugalėti savo priešą, bet mūsų išmintis. Mes jaučiame, kaip galime išmintingai, gudriai prieiti, susitvarkyti ir nugalėti, suprantat. Nes kartais karas, kada vyksta karas, tai mes visą laiką, jeigu mus puola, mes ginamės taip pačiais metodais, bet kartais reikia pasikliauti išmintimi ir galima labai gražiai priešą sunaikinti visais kitais metodais. Tai žodžiu, šaulių savaitė tikrai tokia ganėtinai tokia
skausminga, galima sakyt, bet visos perspektyvos yra. Svarbiausia, nenuleiskite rankų. Perspektyvos yra, įrodo būtent jūsų asmeninis gyvenimas. Galimybės yra, svarbiausia, pasikliaukite savo intuicija, elkitės išmintingai, suprantat? Nes jeigu jūs muša, tai galbūt reikia rasti tokią situaciją, kad pasitraukiate ir savo priešą nugalite visai kitais būdais. O ne taip, kad man trenkia ir aš trenkiu atgal. Nu ir vėl jisai man trenkia, aš jam trenkiu atgal. Visai kitais būdais galite sunaikinti savo priešą ir išeiti iš šitos situacijos.